viena iš favoričių. Taigi tokia trumpa informacija apie šios 3 eikliuosius žirgus. Tai yra numeris 1 Galaktika, numeris 2 Verdžiui ir Geparai. Dėmesio. Startas! Pirmauja Gepara. Verdis išeina į priekį. Neskubėkite, dar vienas ratas liko. Taigi pirmuoju numeriu bėga Gepara, antruoju bėga Verdis ir pirmasis numeris pametė Raitelį. Greitoji pagalba kviečiama privažiuoti prie nukritusio Raitelio. Skubiai greitoji pagalba. Pirmauja Verdis. Antra Gepara. Greitoji pagalba, prašom suskubti. Taigi dėmesio take, dėmesio take. Taigi gerbiami žiūrovai, pirmauja Verdis, žokėjas Edvinas Kubilius. Verdis ir Gepara. Na irgi kas skirs pirmasis finišą. Verdis, Edvinas Kubilius, Gepara, žokėjas Aistė Ruškytė. Taigi antrasis numeris Verdis laimi šias lenktynės Arabų veislės žirgų. Taigi finišuoja Giedrius Balašaitis su nuosavu žirgų pagrandukė, dėja šis duetas startavo be konkurencijos. Na, į startą kviečiamas Gediminas Paškevičius ir jo nuosavas žirgas Čeko As. Ruošiasi Elena Railienė ir Danielius Gutauskas. Numeris 1 Grand Samogityje, 3 metų žirgelis. Antrasis numeris Karenina, 3 metų žirgelis. Trečiasis numeris Svidbari Connect, 3 metų žirgelis. Ir ketvirtasis numeris Geopard, 9 metų amžiaus žirgas. Taigi šie duetai įveiks distanciją, kurios ilgis 1800 metrų. Ir startas bus tolimajame aikštės kampe. Taigi buvo nuskambėjęs gongas ir netrukus išvysime raitelius įsirikiausius ties starto liniją, o starto linija tolimajame aikštės kampe. Taigi šie šaunūs eikliakojai žirgai ir žokėjai skuba į starto liniją, o visiems dėmesio prašome pasitraukti nuo Grand Samogityje. Laureckas, Karenina, Ruškytė, Svidbari Connect, Kubilius, Geopard, Žalaitė. Na ir kai pamatysime iškeltą tolimajame kampe vėliavėlę, suprasime, kad startui raiteliai jau yra pasiruošę. Taigi tolimajame kampe vienas iš tituluočiausių Lietuvos, galima sakyti, trenerių ir raitelių, kurį mes matydavome konkūrinėje aikštėje, kurią matydavome trikovėje, Lina Balčiūną. Štai Linas Balčiūnas iškėlęs vėliavėlę, taigi dėmesio. Dėmesio visiems, dėmesio žiūrovams, vaikams, pasiimkite šuniukus ir falstartas.
Taigi, kaip matote, varžybinė įtampa taip pat. Tai Transamogydija, Kareninas, Vidvarikoniak, Gepardas. Štai jie gražuoliai. Grynakraujų jaunųjų vėlės žirgai. Kovoje dėl Vilniaus žirgyno prizo. Distancijos ilgis 1800 metrų. Numeris 3. Ir